Viskas oficialiai praėjom pasų kontrolę, oficialiai esam priimti į Ameriką. Nusprendėm važiuoti į Miami, nes, kaip sakant, daug metų dirbam su Amerika. Pirmas įspūdis atvykus į aukcioną buvo wow! Atvežinėjai automobiliukus. Ten buvo tiek daug mašinų, tokie dideli plotai, kažkoks kosmosas iš vis. Viskas labai prikoliai. Manheime situacija tokia, tu ateini į aukcioną, užsipildai ten leidimą, duoda tau lapuką su tušinuku ir tu lėki į tą didelę aikštelę greitai susižiūrėti variantus. Nu ką, žiūrim ir matom įdomių variantų. Ir bėgi prie linijos, lauki, kol tie automobiliai eis ir, aišku, paraleliai, kol ten visi automobiliai važiuoja per liniją, tu dar kartą kažkokių naujų vis tiek variantų pamatai, nes tenai per tą aikštelę nespėjai viską susižiūrėti. Kol važiuoja per patį tą aukcioną, tu gali jos ten irgi gyvai apsižiūrinėti. Ir bėgi statyti, jeigu tave domina. Iš kaimo atvažiavus į tokį didelį miestą įspūdis labai, sakau, wow, ten tie visi pastatai, ta švara, ten, to prasme, šiukšlių nėra, aišku, ten įdomiai būna ir žmonių, kurie statelėse gyvena, bet šiaip, pats miestas toks tikrai prabangus, sakyčiau, nesuvokiamai atstumai. Realiai tu ten gyveni mašinai, tau reikia kažkur nuvažiuoti, atrodo atstumas gal ir nedidelis, bet kamščiai ten, trafikai, dar ten kažkas, tu sėdi ir tau minimum valandą. Kur tu bevažiuotum, ten, sakau, iš mūsų ten, tarkim, nuo mūsų viešbučių iki centro pavalgyti valandą, iki aukciono, ten, 1,5 valandos, iki kito aukciono dar valandą. Ir tu visą laiką važiuoji. Stichinės nelaimės visokios labai įtakoja tos visus pardavimus. Toj pačioj Floridoj, kai ten užeina tos didelės audros, netgi parkavimo aikštelėse iš karto yra ženklai sudėti, kad per audrą čia bus apsemta ir nelaikykit automobilių. Realiai tai galima viską per atstumą pasidaryti. Vis tiek, tarkim, tam pačiam Koparte, tu realiai nuvažiavęs matai vaizdą jokį. Tu ten mašinos, jeigu yra daužtos, jos visas jau yra plėvelė, apklijuotos, tu ten labai tiksliai jos ten nerdysi. Aišku, ten gali pasižiūrėti, užsiveda, neužsiveda, bet to pačiu, kai jie daro nuotraukas, jie ir parodo, ar tas automobilis užsiveda ar ne. Pati apžiūra vyksta labai paprastai, tave įleidžia į aikštelę. Negalima nei filmuoti, nei fotografuoti, bet tu gali laisvai eiti per mašinas, yra rakteliai viduj, galės užsikūrinėti, čiupinėti, žiūrinėti, kapotus atsidaryti, viskas yra labai laisvai. Ir jeigu tau patiko tas automobilis, tiesiog užsirašai ir nusifotografuoji lotą ir vėl kuriam aukcione. Jei Koparte lauki, kada jisai bus internete, o Manheime tu iškart užsirašėjai, bėgi į tą zoną, kur vyksta lošimas ir lauki, kol atvažiuos į liniją tavo automobilis ir statai gyvai. Ten, kai esi vietoje, netgi nėra sunku suprasti, ką jisai ten šneka su savo tais. Tai ten gyvai, ten viską supranti. Nupirkai, parodai lapelį, eini toliau lošt. Stovi mašinos linijoje jau. Jos įvažinėja ir kiekvienai mašinai ten duodama po minutę, tarkim, laiko ir vyksta gyvas statymas. Tuo pačiu paraleliai ir kažkas už tas pačias mašinas gali statyti ir internete. Tai tu dalyvauji ir gyvai, ir internete su visais tais žmonėm. O šiaip tai verta nuvažiuoti, nes tikrai skirtumas tarp mūsų Lietuvos ir ten, ką pamatai, labai didelis yra. Labai didelis. Tai jo, Bideris yra pasiruošęs toliau tęsti savo keliones. Važiuosim dar. Dabar būtų įdomiai pasižiūrėti kažkokią kitą valstiją. New Yorkas, Los Andželas, Čikaga, nežinau, kur keliai nuves. Bus matyt.